Dėl užsitęsusių žiemiškų orų sergamumas peršalimo ligomis ir gripu vėl ėmė augti. Gydytojai primena, kad šiais metais virusų dažniausiai sukeliama komplikacija – plaučių uždegimas. Todėl susirgus gripu gyventojai raginami nedelsdami kreiptis į medikus. Apie gripo simptomus ir kaip žmonės ginasi nuo peršalimo pasakoja Martas Kalendra. O čia herpes buvo, ant smakro. Žiemai besibaigiant, peršalimo ligos ir gripas buvo šiek tiek atsitraukę. Tačiau atėjus pavasariui ir orui keičiantis vos ne kasdien, žmonės vėl patraukė į poliklinikas. Bendras Lietuvos sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis padidėjo, lyginant su ankstesnėmis savaitėmis, ir tai sudarė 62 atvejai 10 000 gyventojų. Visoje Lietuvoje dėl gripo praėjusią savaitę ligoninėje buvo paguldyti 66 asmenys, iš jų 46 vaikai. 4 iš atsidūrusiųjų ligoninėse paguldyti į intensyviosios terapijos skyrių. Daugiausia žmonių į ligoninę dėl gripo buvo paguldyti Kauno ir Šiaulių apskrityse. Ir komplikacijos šiemet, pavyzdžiui, gripo atveju mes stebėjom labai daug pneumonijų. Būtent plaučių uždegimai. Ir kadangi tai yra virusinis susirgymas, tai ir tas pneumonijos gydymas irgi yra gana sudėtingas, kadangi virusiniai vaistai ne visuomet suveikia. Ir sinusitai, ir ausų uždegimai, ir otitai gali būti. Pasitaiko kartais net širdies raumens pakenkimas kaip miokarditas. Medikai norintiems nesusirgti žmonėms duoda patarimų. Kada jau yra gripo epidemija, paskelbta ar nepaskelbta, bet jau didesnis sergamumas yra aplinkinių, tai aišku, vengti kontaktų su sergančiais, aišku, kažkur tai bendro susibūrimo vietose rečiau lankytis. Ir vis tiek svarbiausia, tai profilaktika reikėjo. Grūdintis, stiprinti organizmą, pasiskiepyti laiku. Reikėtų laikytis elementarių higienos taisyklių, plauti rankas, vienkartinių servetėlių pakartotinai nenaudoti, bei vėdinti patalpas reguliariai. Patarimus dalina ir tiek peršalimo, tiek gripo išvengia žmonės. Maldytas, citrina, pienas karštas su medu, šiltai rengiuosi. Ir kuo mažiau laukia. Mes esam sveikos, moteriškos, apie tai ir negalvojam. Ir nesirgsim, žinokit. Skiepinomės ir esam sveikos. Bet sako, kad grįžta dabar gripas. Nežinau, mūsų aplenkia kažkaip. O jūs kaip? Ne, aš sveika ir negalvojau sirgti. Ruošiamės iš pat ryto. Tiesiog negalvoja? Negalvoju ir nesirgu. Su autobusais nevažinėjom. Į pėstutę visur vaikštom. Prausiamėms šaltų vandeniu rytais. Būna, kad į dieną po kelius. Rankas plaunam, ateini iš lauko. Kiekvienas reikia ranką su muilu. Nesirgom niekada ir jums ko linkim. Arbatėlės, ten medus, ten vaisiai. Turim, perkam kiekvieną dieną, valgom. Turbūt gera nuotaika, aš taip. Nuotaika tai ne visada būna gera, turėtų būti geresnė. Daug česnako, daug svogūno ir viskas gerai. Gripu užsikrėtęs žmogus suserga per parą 2. Gripui būdingas staigi ligos pradžia, aukšta temperatūra didesnė nei 38 laipsniai, sausas kosulys, gerklės, galvos ir raumenų skausmas, nuovargis ir silpnumas. Peršalimo atveju liga dažniausiai taip sparčiai nesivysto, temperatūra nebūna labai aukšta. Nuo pat pirmųjų dienų kamuoja sloga. Iš viso nuo gripo šį sezoną jau mirė 21 žmogus. Martas Kalendra, Vaidas Greičiūnas, Vilnius.